Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus nuvyko anapus Galilėjos arba Tiberiados ežero. Jį lydėjo didelė minia, nes žmonės matė ženklus, kuriuos jis darė ligoniams. Jėzus užkopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniais. Artėjo žydų šventė Velykos. Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą: kur pirksime duonos jiems pavalgydinti? Jis klausė mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysiąs. Pilypas jam atsakė: už 200 denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent po gabalėlį. Vienas iš mokinių, Simono Petro brolis Andriejus, jam pasakė: čia yra berniukas, kuris turi 5 miežinės duonos kepaliukus ir 2 žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei? Jėzus tarė: susodinkite žmones. Toje vietoje buvo daug žolės. Taigi jie susėdo, iš viso kokie 5000 vyrų. Tada Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems, taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo. Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams: surinkite likusius kąsnelius, kad niekas nepražūtų. Taigi jie surinko ir iš 5 miežinės duonos kepalėlių pripylė 12 pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų. Pamatę Jėzaus padarytą ženklą, žmonės sakė: jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį. O Jėzus, supratęs, kad jie ruošiasi pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną. Tai viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Brangieji, Evangelijoje kalbama apie duonos padauginimą. Tiksliau reikėtų sakyti duonos padalinimą. Net 6 kartus Evangelijose yra kalbama būtent šią temą. O tai reiškia, kad tai pirmykščiai bažnyčiai buvo labai svarbus dalykas. Jėzus yra padaręs daug ryškesnių stebuklų. Mes prisimename, pavyzdžiui, Lozoriaus iš numirusių prikėlimą. Tačiau Evangelijose paminimas šis faktas tik vieną kartą. Taigi kyla klausimas, kodėl pirmiesiems krikščionims šis stebuklas buvo toks svarbus. Evangelija prasideda tokiais žodžiais: Jėzus nuvyko anapus Galilėjos arba Tiberiados ežero. Originalo kalboje ne ežeras minimas, bet jūra, ir tai daroma neatsitiktinai. Nes evangelistas Jonas, kurio evangeliją šiandien klausėmės,
mums nori pateikti ne geografinį kokį nors paaiškinimą, bet perduoti teologinę žinią. Ir tą teologinę žinią paaiškina tolimesni jo žodžiai. Artėjo žydų šventė Velykos. Taigi Jėzus veda paralelę tarp tautos išlaisvinimo iš Egipto vergovės ir Velykų, kurios išlaisvina žmogų iš vergavimo nuodėmė. Politinė žydų tautos laisvė nėra tikra laisvė. Tai tik ženklas tikrojo išlaisvinimo, kurį suteiks žmonėms naujasis Mozė. Naujoje tėvynėje. Norint suprasti šitą tekstą, kurį mums pristato evangelistas Jonas, reikia jį žvelgti teologinę prasme. Iš velykinės perspektyvos. Čia kalbama apie rojų, kurį Jėzus nori duoti savo žmonėms. Yra vergovės kraštas, kuriame žmogus kenčia alkį, ir yra laisvas kraštas, kuriame žmogus yra pasotintas. Tačiau kyla klausimas, kaip būtų galima numalšinti tą žmogaus alkį. Jėzus persikelia į kitą jūros krantą ir čia turima omenyje žydų tautos išėjimas iš Egipto vergovės per Raudonąją jūrą perėjimas. Jį seka gausi minia, kaip sekė Mozė. Buvo sakoma, kad vien vyrų buvo apie 5000. Tačiau mes galėtume klausti, kaip tokia minia sugebėjo persikelti kitą krantą ežero. Tikrai ten nebuvo tiek valčių, kad perkeltų tokį didelį žmonių skaičių. Taigi, tai ženklas, kad čia yra vėl sakoma, kad tai yra teologinis pasakojimas, teologinė žinia, ne reportažas. Kviečiami mąstyti giliau, žvelgti ne į raidę, bet į dvasią. Taigi Jėzus čia yra pristatomas kaip naujasis Mozė, kuris veda savo tautą iš vergovės per jūrą į pažadėtąją žemę. Jėzaus sekimo priežastis yra ta pati, kokia buvo sekant Mozę. Tai yra parodyti ženklai. Skaitydami Senąjį testamentą mes randame tuos ženklus, Mozės padarytus ženklus Egipto faraonui, kurie parodė, kad pirmiausia savo tautai, kad jis yra Dievo siųstas ir kad galima juo pasitikėti, galima jį sekti. Taip pat kaip Mozė kopė į kalną, taip kopia ir Jėzus. Evangelijos skaitome, Jėzus užkopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniais. Skaitykime šį tekstą žvelgdami į žinią, kurią nori mums duoti evangelistas. Pirmiausia, Jėzus pakelia akis. Atrodo tokia nereikšminga detalė. Bet tekste nėra nereikšmingų žodžių. Tekste kiekvienas žodis yra be galo svarbus.
Jėzus pakėlė akis. Ir ką jis mato? Jis mato žmonių alkį. Pakelti akis reiškia stovėti žemiau už kitus. Jėzus yra nuolankus. Jis tarnauja žmonėms. Tačiau tie, kurie yra aukštai, yra alkani. Tie, kurie įsivaizduoja, kad yra svarbus, kad yra galingi, reikšmingi visuomenės nariai, įtakingi, turintys didžiulės kariuomenės, jie yra alkani. Tikrai čia neina kalba apie skrandžio pripildymą. Žmogus gali norėti ne tik maisto, bet ir meilės, žinių, saugumo, teisingumo, sveikatos, atleidimo, įvertinimo, ramybės, būti išklausytam ir suprastam. Labai daug yra alkio formų. Šiuo duonos padauginimo stebuklu bandoma apjungti visus žmogaus troškimus. Pažvelkime, kaip visos žmogaus alkio formos yra išsprendžiamos tame naujame pasaulyje, į kurį kviečia mus Jėzus. Dievo karalystėje. Siekdamas formuoti naują mąstymą, nes naujame pasaulyje turi ir naujai mąstyti, Jėzus užduoda Pilypui provokuojantį klausimą. Kur pirksime duonos jiems pavalgdinti? Šis klausimas yra paremtas grynai žmogiška logika. Visas problemas galima išspręsti pinigais. Kadangi aš save laikau šio pasaulio kūrėju ir turiu savo rankose sukaupęs gerybės, galiu dalį jų parduoti tiems, kurie alksta. Taigi šio pasaulio logika yra paremta komerciniais santykiais. Pirkti, parduoti. Toks yra šio pasaulio pagrindinis problemų sprendimo būdas. Jėzus klausia Pilypą, ar remiantis šitą logiką yra įmanoma išspręsti alkio problemą. Tai jis darė mėgindamas jį. Luko, jeigu jūs atsiversite Luko Evangeliją, ten yra pateiktas kitas sprendimo būdas, būtent aprašant tą pačią sceną. Ten rašoma, kiekvienas tegu pasirūpina savimi. Kas greitesnis, pirmesnis nubėgs į kaimą ir galės nusipirkti. Kas nėra toks greitas, nieko nebegaus, nes bus jau viskas išpirkta. Tai taip pat šio pasaulio logika. Kas apsukresnis, kas vikresnis, tas ir gali pasinaudoti tomis gerybėmis. Taigi, kitas sprendimo būdas, kurį siūlo pasaulis pagal evangelistą Luką, yra konkurencija. Naujame pasaulyje nebus sprendžiamos problemos nei komercijos, nei konkurencijos būdu, dėl kurių paprastai kyla visi karai, tame tarpe ir šiuo metu vykstantis. Tik dėl šitos priežasties
dėl komercijos ir dėl konkurencijos. Dar vieną sprendimo būdą pasiūlo Andriejus, vienas iš Jėzaus mokinių, sakydamas, čia yra berniukas, kuris turi 5 miežinės duonos kepaliukus ir 2 žuvis. Miežinė duona yra neturtingųjų maistas. 5 duonos kepalėliai ir 2 žuvis sudaro skaičių 7, o tai pagal žydų tradiciją yra pilnatvė. Šis berniukas turi apsčiai gerybių. Kas yra tas berniukas? Jis vienintelis iš tokios gausios minios turėjo maisto. Aišku, kad tas berniukas yra simbolinė figūra. Paidarion. Originalo kalboje tai reiškia mokinys arba pameistrys. Tas, kuris patarnaudamas menininkui iš jo mokosi. Hierarchinė prasme jis yra ant žemiausio laiptelio. Jėzus sako savo mokiniams, jei nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į Dievo karalystę. Taigi šitas berniukas yra Jėzaus mokinio prototipas. Jis yra gavęs gerybių pilnatvę. Kadangi jis yra dar vaikas, tai negalėjo nusipirkti tos duonos ir žuvies. Negalėjo daryti savo verslo ir praturtėti įveikdamas konkurentus. Jis gavo šitą maistą kaip dovaną. Jėzaus mokinys turi vertinti gėrybės ne kaip savo nuosavybę, kurią įgijo jėga ar apsukrumu, bet kaip dovaną, kurią yra gavęs iš Kūrėjo. Visas gėris ateina iš Dievo, o mes esame tik to gėrio administratoriai, kurių pareiga pasirūpinti, kad artimas nebūtų alkanas. Štai šiame Evangelijos epizode Jėzus mums parodo, kaip turėtume valdyti pasaulį, kurį Dievas mums dovanojo, kad jame mažintume alkį. Alkio mažinimo sprendimo būdas yra padiktuotas Andriejaus intuicija. Yra berniukas, kuris turi maisto. Jėzus tarė, susodinkite žmones. Tai vėl velykinė žinia. Sėdėti reiškia būti laisvam. Sėdėti ant žolės reiškia laisvą žmogų esantį Dievo karalystėje. 5000 yra skaičius, kuris išreiškia visą žmoniją. Tada Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems, taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo. Jėzus paėmęs duoną, pirmiausia padėkoja už ją, parodydamas, kad žmogus nėra šio gėrio šeimininkas, tik jo administratorius. Paskui padalina duoną. Kaip matėme, čia nekalbama apie duonos padauginimą, nors šita Evangelijos ištrauka visada vadinama
duonos padauginimo scena. Čia nevyksta joks duonos padauginimas, čia nėra koks nors abrakadabra. Čia yra duonos, kurią turėjo tas berniukas, padalinimas. Jeigu šio pasaulio gėrybės nepereis per Jėzaus rankas, bet kokia alkio forma nebus patenkinta ir panaikinta. Mielieji, pereiti per Jėzaus rankas reiškia administruoti gėrybės vadovaujantis jo žodžiu, jo kriterijais, o ne pasaulio komercijos ar konkurencijos logika. Jeigu visas tas gėrybės, kurios patenka į mūsų rankas, mes sudėsime į Jėzaus delnus, tikrai vyks stebuklas. Jeigu šiandien pasaulyje nėra taikos, jeigu šiandien pasaulyje miršta iš bado vaikai, jei kenčia prievartą ir smurtą silpnieji, tai ne Dievo kaltė, tai mūsų kaltė. Jėzus kviečia pasaulį vadovautis dovanos logika. Ar šią logiką priims pasaulis? Nuo to priklausys, ar žmonija ir toliau vaikščios dulkėtais keliais, ar bus laisva ir galės ramiai sau ilsėtis, susėdę ant vešlios žolės. Išpažinkime savo tikėjimą.